Visą mėnesį trukęs jubiliejinis tarptautinis keramikos simpoziumas, tapęs įspūdingą Panevėžio Lietuvos kultūros sostinės renginių puošmeną, baigėsi. Dailės galerijoje su didžiausiomis iškilmėmis atidaryta jo metu sukurtų kūrinių paroda. Apibendrinant 20 simpoziumų rezultatus, galim pasidžiaugti, kad turim nuostabią, unikalią keramikos kolekciją, vienintelę ne tik tai Lietuvoje, Baltijos šalyse, bet manyčiau vieną iš nedaugelio pasaulyje. Ir Panevėžys turi kuo didžiuotis ir tą šansą turi išnaudoti. Todėl dabar, kalbant apie pasiekimus ir galvojant apie ateitį, svarbiausias uždavinys šią kolekciją tinkamai pristatyti. Ir šiuo metu pradėtos statybos mums suteikia vilties, kad mes kitais metais jau galėsime pakviesti į Panevėžį ne tik keramikos mylėtojus, bet ir turistus ir galėsime jau jiem pateikti tikrai unikalų dalyką, ko jie niekur kitur nepamatys. Ir simpoziumo istorija, ir statistika svari. Per 2 dešimtmečius į Panevėžį vyko bemaž 150 menininkų net iš 35 valstybių. Ir labai džiugu, kad mūsų Panevėžio keramikai per tuos metus turėjo galimybę tobulėti, augti, nes keramikos simpoziumai tai tarsi universitetas, bet toks, kur ne knygas graužti, o bendravimas su žvaigždėm, nes mūsų keramikos simpoziume dalyvavo tikrai daugybė pasaulinio garso keramikos žvaigždžių. Ir kada čia lankėsi Tarptautinės keramikos asamblėjos dalyviai prieš keletą metų, jie buvo tiesiog priblokšti, kad vienoj vietoj tiek garsių menininkų kūrinių galėjo pamatyti. Parodos atidarymas tapo įvykiu ne tik 10 šiųmečio simpoziumo dalyvių, bet ir būriui ankstesniųjų. Sveikinti keramikų vienytojų parodos autorių skubėjo ir saviškiai, ir miesto vadovai, ir svečiai, tarp kurių didžiulė Latvių delegacija. Vienu iš keramikos tėvų vadinamas profesorius Juozas Adomonis. Kaip reiškinį, tai vertinu labai aukštame lygiai, kadangi simpoziumų, žinau, daug vyksta ir pas mus, ir užsienyje, yra labai gerų priėmimų simpoziumų ir rezultatų, bet yra ir labai prastų palyginti. Bet Panevėžio simpoziumas, tai nuo eilę metų aš dalyvauju, žiūrėdamas į šitos kūrinius visus, tai man atrodo, kad lygis geras. 20-ajame keramikos simpoziume iš Šamoto šįsyk pirmą kartą kūrė Baltarusijos, Irano, Rumunijos menininkai. Po 2 keramikus atstovavo ir pastarajai šaliai, ir Lietuvai, Ispanijai, Jungtinėms Amerikos valstijoms. Liepą Panevėžyje buvo karšta, ne tik dėl vidurvasario kaitros. Čia yra labai daug iš tikrųjų. Pirmiausia yra bendrauti su užsieniečiais. Čia pavyzdžiui mes turim iš Irano ir gal jūs labai gerai žinot, kad čia amerikiečiai ir iraniečiai nelabai bendrauja ir čia yra man simboliškas dalykas, kad mes galim kartu sukurti meną ir išleisti labai gerą laiką. O toliau čia labai ten dirbti fabrike yra unikalus, nes kaip mes visi turim savo studijas, bet šiaip ten yra visiškai kitaip. Krosnis labai didelė, galimybės yra daug ir molas labai geras. Ir mes galim išmokti iš mėnesio dirbimą, kaip galvoti kitaip, kaip sukurti kitaip. Ir dėl simpoziumo aš galiu sakyti, kad kai žmogus turi mėnesį, negali planuoti viską, negali pakartoti, jeigu kažkas nebus kaip jis nori, čia jis išmoks daug, nes čia yra visai kitas dalykas, negu sėdėti studijoje ir galvoti apie viską.
Reikia smarkiai nuspręsti, ką daryti ir lipdyti ir viskas. Ekspozicija stulbinanti. Tokį įspūdį pavyko sukurti parodos architektai Gražinai Pajarskaitei. Ar patenkinti rezultatu patys keramikai? Aš niekada nebūsiu patenkintas su savo darbais. Čia nebus. Nes jau baigiau ir dabar reikia galvoti apie kitą darbą ir geresnį darbą. Bet šiaip kaip išėjau iš krosnis, čia man gerai. Jeigu aš turėčiau daugiau laiko, gal daryčiau, truputį kitaip, biškį tvarkiau gal, bet šiaip labai gerai rezultatas, aš manau. Savitai, rimtai ir šmaikščiai, trokštant per šiuolaikinį meną parodyti savojo krašto turtus, arba prabylant universalia meno kalba, panaikinančią visas skirtybės, pradedant amžiaus ir tautybės, išdrįstant nebėgti nuo pasaulio piktžaizdžių, kur begyventume, kas bebūtume. Šįsyk visi, kaip vienas, suvienyti molio.